Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiandien reaguoju į vaizdo įrašus, į Vaido Žemaičio Lekstučio vaizdo įrašą apie Eduardą Vaitkų ir Vyganto Kelerto video, kuriuose jie kalba apie tai, kad žmonės atsipeikėkit, nebalsuokit už apsigavėlius, apsimetėlius, apgavikus, sukčius, melagius. Tai yra apie oficialiai pavadinimas kiek kitoks, neoficialiai tai Eduardo Vaitkaus sąrašas einančių asmenų į Seimą. Ir aš išklausiau jos ir norėčiau šiek tiek replikuoti, nežinau, galbūt Vygantas ar Vaidas atsilieps, bus matyti, kaip jie į tai sureaguos, bet mano mintis yra sekanti. Jeigu dabar Eduardui Vaitkui sutrukdyti pakliūti į Seimą, tai situacija bus, kaip tai jau yra buvę ne vieną kartą. Aš kadaise esu su vienu žmogum bendravęs ir sakau, ten buvo, man atrodo, prezidentiniai rinkimai ir buvo kalba apie tai, kad jisai balsuoja, bet niekad neteina tie, už kuriuos jis balsavo. Ir tai mane pastumėjo dabartiniuose rinkimuose permastyti tą situaciją, kuri yra dabar su Vaitkum, kad iš esmės taip, sąrašas ir asmenys tame sąraše yra netinkamas, naudos iš jų ten jokios. Tai yra ten sukčių, yra apgavikų, yra silpnapročių, yra atvirai bepročių ir naudos iš to, kad jie paklius į Seimą, Lietuvai iš esmės praktiškai neturėtų būti. Bet aš pagalvoju iš kitos pusės. O kas jeigu tose rinkimuose nugalės pro vakarietiški, tie, kurie gauna pinigus iš įvairių fondų tam, kad pardavinėtų mūsų šalį, priiminėtų mūsų šaliai nenaudingus sprendimus? Tai koks skirtumas? Šitie klaunai ateis ir žmonės, dabar žiūrėkim, jeigu Eduardas Vaitkus nepaklius į Seimą, jisai galės sakyti, kad Vaidas Žemaitis Lekstutis, Vygantas Kelertas ir jiem panašus asmenys sutrūkdė jam pakliūti į Seimą ir pakeisti mūsų šalį. Čia yra jau jūsų Lietuvos Respublikos piliečiai nuopelnas ir vedini šitų dviejų dar grupės asmenų, jūs patys sužlugdėte galimybę būti laimingais ir kažką pakeisti savo šalyje. Tai aš norėdamas užkirsti kelią tokiom manipuliacijom, siūlyčiau kaip variantą eiti į rinkimus ir išrinkti Eduardą Vaitkų. Jeigu jūs labai norite eiti į rinkimus, tai nueiti į rinkimus ir balsuoti už Eduardo Vaitkaus sąrašą. Kodėl aš taip sakau? Nes aš pasitikiu tai žmonėmis, aš pasitikiu Eduardu Vaitkum, aš pasitikiu Povilaičiu, aš pasitikiu tą panelę, kur sukčiavo, grobstė valstybės lėšas apgaulės būdu organizuotoje grupuotėje. Nes ne viena jinai buvo, ten visa asmenų grupė, kurie grobstė valstybės lėšas. Taip išeitų bendrų sutarimų. Kodėl jų nepasodino? Geras klausimas, iš tiesų. Sliesoraitytė. Dar vienas ten yra veikėjas, tebūnie, pabaikime apie tai, kad aš jais pasitikiu. Aš visais šitais klaunais, cirkininkais pasitikiu. Jie atėję į Seimą pridarys šou. Vien ko vertas tas, kuris engė savo žmoną, užmiršau, čia pastarųjų dienų, kur žmona kalbėjosi su Vaidu Žemaičiu Lekstučiu telefonu ir tai buvo paviešinta. Tai vien ko vertas toksai asmuo Seimo bendrabutyje. Aš jo pasitikiu. Aš garantuoju, kad jisai būtinai tame Seimo viešbutyje prisigers ir padarys ką nors įdomaus. Ar aš tai norėčiau pamatyti? Manau, kad taip. Man tas variantas yra geresnis nei kažkokie dresuoti šunsnukiai, atėję iš užsienio ir tikslingai graibstantis ir alinantis mūsų šalį, mūsų šalies ekonomiką. Geriau jau tegul ateina tokie klaunai. Tai bus iš kelių perspektyvų gerai. Pirmoje eilėje tai nepaklius auklėti, dresuoti šunsnukiai. Ir kitas momentas, šitie atėję, juos atves tauta ir ta tauta, kuri dabar neklauso, tie tautiečiai, kurie neklauso sveiko proto, žmonių su sveiko proto mintimis, tai yra to paties Vaido Žemaičio Lekstučio, Vyganto Kelerto ir dar būrio kitų, jie atvedė šitos klaunus,
pajuokos objektus, jiems turėtų būti gėda, manau. Ir aš įsitikinęs, kad tie juokdariai pateisins į juos dedamus lūkesčius. Kad jie padarys maksimalų šou ir mes ten pusę metų, galbūt metų stebėsime jų išdaigas, nes vieną po kito juos iš tenai išmėtys dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Tarkim, Povilaitį už kanceliarinių prekių grobstimą, už kanceliarijos, ne? Ten tas bendrabutyje prisičiūdins Slesaraitytę. Aš nenustepsiu, kad kokiom nors kvailom machinacijom, nes jinai nemoka slėptis. Jinai bandys grobstyti, jinai bandys kitus įtraukti į grobstimo schemas ir jos vienokio ar kitokį formų išvarys iš to Seimo. Va, pažiūrėkit, Gražulis nuvyko į Europos parlamentą ir kaip jums ten sekasi? Tai aš pasitikiu šitais asmenimis, aš pasitikiu visų to sąrašų, kad jie mums suteiks šou ir tai bus pamoka. Kad nereikia tenai stumti visokių silpnapročių, šunsnukių, melagių, apgavikų. Nereikia jų rinkti į Seimą. Kad reikia ilgainiui susirasti žmonių, kurie yra patikimi. Ir nerinkti tuos, kurie kelia rankytę ir sako, aš noriu, aš jūs atstovausiu, o mums reikia išsirinkti žmogų, kuris yra žmonės, kurie matosi, kad jie dirba, daro kažkokį darbą, bet absoliučiai nesiekia, sugeba organizuoti kitus žmonės bendro tikslo siekime, bet jie nesiekia valdžios, nes geriausi vadovai yra tie, kurie yra priversti vadovauti, o ne tie, kurie nori. Supraskite tai. Ir šiaip Vaido Žemaičio pozicija ir Vyganto Kelerto pozicija dėl to, kad jeigu nėra už ką balsuoti rinkimuose, ten eiti ir nereikia. Jeigu jūs neturite asmenų, kuriais pasitikite, apie kuriuos manote, kad jie atstovaus jūsų interesus, neikite tos rinkimus. Nes jiems, kaip sakė Vaidas Žemaitis Leksutis, to ir tereikia, kad jūs ateitumėte į rinkimus, sudalyvautumėte rinkimų tam visam cirke, jūs būtumėte atžymėtas kaip sudalyvavęs, surinkta balsų, reikiamas balsų kiekis, kad parodyti, kad pas mūsų šalyje vyksta demokratija. Dabar pabandykime įsivaizduoti, kad mūsų šalyje į rinkimus nuėjo tik tais valstybės tarnautojai, su valstybės tarnautojai susiję asmenys, tai yra šeimos nariai, draugai, pažįstami artimieji, tie, kas gauna naudos iš to, stambių įmonių akcininkai, tai yra savininkai, kurie irgi prastūmė savo asmenys tenai, taip. Ir viskas. Ir daugiau niekas neatėjo į rinkimus. Ir gavosi, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose sudalyvavo 15% nuo balsavimo teisę turinčių asmenų. Ką tai reiškia? Kad iš principo, demokratijos principo pats jisai neįvyko. Kodėl? Todėl, kad, kaip dažnai mums tai yra pasakojama, kad demokratija tai yra daugumos valdžia. Taip, kad tai valdžia priklausanti nuo daugumos valios. Tai dauguma atsisako, jeigu, sakykime, atėjo į rinkimus 15% nuo balsavimo teisės turinčių asmenų, reiškia 85% į rinkimus neėjo. Kodėl? Todėl, kad jie prieštarauja tiem rinkimam. Todėl, kad jie nenori matyti tų šunsnukių, kurie eina į Seimo rinkimus. Nes kitokio varianto išreikšti savo protestą nėra. Jo neegzistuoja. Tai, kad jūs nueisite, suplėšysite tą biuletenį, ir kas iš to? Rinkimai bus įvykę, nes tam, kad jie įvyktų, reikia surinkti 500, sakykime, aišku, čia Seimo rinkimai šiek tiek kitaip, bet esmė lieka ta pati. Jeigu į rinkimus ateis 10, 15, 20% nuo visų balsavimo teisę turinčių asmenų, tai puikus signalas, kad didžioji dauguma šalies piliečių yra prieš tuos kandidatus. Ir tada galima kelti klausimą, ką mes toliau su tais Seimo nariais, su tais rinkimais ir su politikais mūsų šalyje toliau darome. Galbūt mes atsisakome tų politikų ir bandome surinkti naujus, ieškome neišsitepusių, atsakingų, darbščių žmonių.
Tai va, tai teisingiausias kelias būtų boikotuoti rinkimus. Tiesiog neiti į juos. Masiškai. Ne tai, kad mes išsirinksim iš blogesnės gerybės, blogybę. Nereikia tai. Nereikia to daryti. Jūs neišsirinksit. Jiems absoliučiai, kai yra patvirtinami sąrašai ir tie, kas eina jau į tą Seimą, mūsų savininkams, tie, kurie gauna iš mūsų naudą, jiems jokio skirtumo. Ar tai bus Gražulis, ar tai bus Landsbergis, ar tai bus dar kažkas. Tai yra jų statytiniai žmonės. Va šitie klaunai, aš įtariu, kad tam dalis yra, kurie, griniausiai klaunai, tikrų tikriausiai juokdariai. Ir nieko bendro su tom pamokymais ir ugdymu iš vakarų, jie neturi nieko bendro. Vat jie gali padaryti kažkokį sambrūstį. Bet ar mums to reikia? Ar mes, kaip tauta, gausime iš to naudos? Dalinai, iš vienos pusės žiūrint. Taip, tai bus būtent ta nauda, apie kurią aš kalbu. Kad tie, kas labai nori, veržiasi ir jie pripratę balsuoti ir 30 metų balsuoja ir mūsų šalyje nieko nepasikeičia, jie gaus galimybę prabalsuoti. Bet sąlyga yra viena. Jeigu jau jūsų tų silpnapročių, kurie labai veržiasi ir nori kažkaip sudalyvauti tose rinkimuose, jų turi būti tiek, kad Vaitkaus sąrašas pakliūtų į Seimą. Nes kitų atveju, jeigu jis nepakliūna į Seimą, jų visą tą grupuotę iš 30 su trupučiu žmonių, jeigu jie nepakliūna į Seimą, jūs sudalyvavote rinkimuose ir pakėlėte balsavimo, dalyvavusių žmonių balsavime skaičių. Iš esmės gal netgi, sakyčiau, galimas daiktas, kad tie iš vakarų, kam priklauso mūsų politinis elitas, jie galimas daiktas tyčia leido visą šitą silpnapročių, vagių, apgavikų, melagių sąrašėlį į rinkimus. Kokiu tikslu? Tam, kad jie ateidami pakeltų balsavimo aktyvumą. Nes, matomai, po prezidentinių rinkimų susivokė, kad be šitų juokdarių rinkimai gali neįvykti. Kad į juos susirinks nepakankamai žmonių ir jeigu jų nesusirinks pakankamai, neprabalsuos pakankamai žmonių, gali kažkas pasinaudodamas situaciją iškelti klausimą. O kaip čia yra? Kodėl yra paminamas demokratijos principas? Kodėl atėjo prabalsavo 15%, o 85% atsisakė? Ką tai reiškia? O gal mes padarykime iš naujo rinkimus su naujais kandidatais? Žodžiu, yra terpė, kur galima būtų pamastyti. Taigi, mano siūlymas būtų, jeigu jūs neturite asmens, kuris atstovautų jūsų interesus, arba jeigu jūs neturite asmens, kurį išrinkus į Seimą, jis užtikrintų jūsų darbo vietos saugumą, tarkim, jūs esate valstybės tarnautojas, ir jūsų įstaiga priklauso kažkokiai ten politiniai partijai, jinai yra prižiūrima kažkokios politinės jėgos, ir jeigu ateis kita politinė jėga, tai jūs galimas daiktas atleis iš tenai. Tai jūs, aišku, einate už tą politinę jėgą. Savaime suprantama ir kažkaip būtų nelogiška jums taip kitaip elgtis, nebent jūs turite sąžinę ir jūs norite iš tiesų geresnės ateities savo šalį. Bet aš įtariu, ten valstybinėse įstaigose mažai tokių yra. Neseniai bendravau su viena pažįstama iš valstybinės įstaigos. Tai vienas variantas. Jūs einate tada, kai jums tai yra tikrai gali kažkas atstovauti jūsų interesus, kad nuo to priklauso jūsų gerbuvis, taip? Visais kitais atvejais prasmės eiti tenai nėra. Bet jeigu jūs turite begalinį norą sudalyvauti ir palaikyti Eduardą Vaitkų su jo sąrašu, būkit mėly, padarykit taip, kad jis pakliūtų į tą Seimą. Susiorganizuokite, susiagituokite ir prabalsuokite taip, kad jie pakliūtų. Jeigu jūs netikrai, kad jūs galite tai padaryti,
Iš viso nedarykit. Iš viso nedarykit. Tai šiai dienai tiek. Viso geriausio.